Mes esam čia, nes nuo čia prasidėjo mūsų istorija. Buvo gūdžiais 2020-aisiais, taip? Nemeluoju? Taip. Nemeluoju, 20-ais, jo. Taip, buvo karantinas, bet tiesiog iš susirašinėjimo pajutėm gal, kad visai bus gerai ir tikrai norėjusi susitikti, tai va taip ir atsitiko, tie žaliai ežerai, norėjos gamtoj, ale saugiai būti. Ir naktį. Jo, ir nieks naktį. nepamatytų. Susitikom, sėdėjom ten, kur dabar žmonės maudosi, valgėm obuolių pyragą ir kalbėjomės. Nevalgėm. Nevalgėm? Nevalgėm. Taip, aš buvau atsivežus. Tik pasiėmei, labai primiktinai siūlai, bet aš kažkaip susiturėjau. Aušrinė norėjo būti labai svetinga. Pas jos nėra dienos, kad nebūtų kažkokio tai namuose gaminto saldumyno. Tiesiog Aušrinė paėmė su intencija, kad duot paragauti ir pasidžiaugti tuo skanumynu. Ponas geriausias draugas Tinderis mums padėjo. Jo, mūsų algoritmas suvedė. Kadangi tai buvo visiškai pati karantino pradžia 20 metų kovas. Ir taip gavos, kad aš neva galimai tapau karantino auka. Ir aš 2 savaitės prabuvau karantinai ir tiesiog Tinderis ėjo į trasą. Ir vieną vakarą žiūriu, pim, it's a match. Aš turiu screenshotą, mes gifais tiesiog, tu kažkokį numetei hello, o aš irgi kažkokį ten hey. Bet net nereikėjo to punchline'ų, tiesą pasakius, gana natūraliai viskas įvyko, man atrodo. Aš ne punchline'ų žmogus, aš ateinu tiesiai šviesiai, drebiu ir tiek žydėjau. Taip, iš pat pradžių iškart pajaučiau, kad tiesiog geras, paprastas žmogus, be jokių išsidirbinėjimų, be jokių pasigirimų, tiesiog paprastas, normalus lietuvis. Čiesnas žmogus. Man buvo gal kiek keista, kad Aušrinė rašė, kad pasiims šunį ir aš žinojau, kad pas ją yra labradoras ir kažkaip tipo pasiėmė kaip apsaugai visam kitam tipo dalykui ir aš pats turėjęs labradorą, žinau, kad tai nėra patys tinkamiausi šunys apsaugai, absoliučiai. Smagiausias dalykas tas, kad aš ją pasiėmiau iš stotelės, kuri buvo per gerą puskilometrį nuo namų, jau atgal parvežiau tiesiai prie namų durų. Tai tas irgi daug ką pasakė, kad gal pamatė žmogus kažką, tai kad... Labradorą užglošiau. Ja, labradorą užglošiau, užnuodyto pyrago neužvalgiau, reiškia viskas gerai, tas tą praėjau. Pajutėm, kad abudu gal faini, normalūs, vienas kitam patinkantys žmonės. Nieko kažko čia, kaip pasakyti, pastovaus, rimto mes neieškom, abudu tiesiog, kad pasičiatint, kažką ir viskas. Ir paskui taip ilgainiui gavos, kad dėl mano darbo grafiko taip gavosi, kad Aušrinė netikėtai pas mane pradėjo atsiradinėti. Kažkaip vis daugiau buvom ir įvyko. Jo, tai gal kažkokio tokio ten wow momento, kad va dabar mes čia, nežinau, įsimylėjom ar dar kažką nebuvo, tiesiog labai viskas pas mus palaipsniui vyko. Ja, bet tas palaipsniui vykimas pačioje pradžioje buvo labai greitas ir patys net juokėmės, ant kiek viskas greitai vyksta ir po pusmečio, man taip atrodo, po gerų 9 mėnesių sakėm, kad reik pristabdyti. Jo, davai, įmam stabdį. Tiesiog nesupratom, kad viskas per greitai vyksta, ta prasme, jinai raktus nuo mano buto gavo po 2 gal savaičių nuo pirmo susitikimo. Jo. Mūsų pirma fotkė lovoj po kaldra, kurią mes netidėjom į kvietimus žmonėms, yra įvykusi irgi ten. Pabaigoje gal. Ta prasme, irgi porą savaičių nuo pirmo susitikimo. Patikrinau Beną šeimoje, tai jisai yra visiškai mano šeimos vaikas, jie su mano mama yra geriausi draugai, ten mano seneliai jį labiausiai myli. Labiau net. Ir aš su tavo šeima gan anksti susipažinau. Kaip pasakyti, arčiau tu su mano šeima pirmiau susipažinai negu aš su tavo. Nes mes biškį bijojai. Jo, nes mes važiavome į sodybą ir aš kažkaip labai privengiau Aušrinės tėvų, nes jinai ten pripasakojo, kokie faini žmonės, inteligentiški ir visa kita. Ir aš galvoju, blemba, atvažiuoju šitas kaimo pajacas ir ką jis ten taip pasirodys. Ir mūsų pirmas susitikimas buvo, kad mes važiavome į sodybą pas mus. Po pavasarą, man taip atrodo, tvarkytis. Ir aš turiu tokį kombinezoną nuo pačios iki viršaus raudoną kaipau. Ir aš jo buvau apsirengęs ir Aušrinė, man taip atrodo, miegojo pas mane ir mes kažko stojom į bajorus pas jos tėvus. Tai sako, tai bent jau ateik, davai, susipažink. Ir aš sakau, tu nejuokau, blemba, aš taip apsirengęs dabar eisiu čia pirmą kartą su tėvais pažindintis. Bet jo, tarp durų pabuvom, peršnekėjom, pasilabinom ir tada jau iš karto pasijautė, kad čia viskas yra gerai ir teisingai ir kad esu ten, kur ir turėčiau būti. Žygiuojam. Kur važiuojam? Tai kad jie ten dar skraido. Mes prie Nemuno užaugę. Kaip ten? Turim savo miestą Kauną. Kaunas ne miestas.
Tai maždaug va čia ir galėjau ir išlipti iš tos važiuojančios mašinos. Nu, aš negaliu kitaip, aš iš Vilniaus. Ir tu šiaip esi iš Vilniaus, techniškai. Nu, techniškai tu esi iš Vilniaus. Tu toks kaunietis, kaip aš Mažeikietė. O tu turi Mažeikijos bruožų. Mažeikijos. Esam Verkių parke, turbūt taip jisai vadinasi. Ir šita vieta man tiesiog labai patinka dėl to, kas matosi už manęs. Tai yra šitas žiauriai gražus peizažas. Aušrinė kažkaip visą laiką juokaudavo, kad ar jau nupirkai žiedą, ar tas ar anas. Ir buvo labai juokinga, kad tiesą pasakius, žiedo nupirkimas įvyko gan spontaniškai. Jeigu teisingai atsimenu, dieną prieš mum įskrendant į Angliją. Paskutiniu metu visai patraukdavau jį per dantį, tai kur žiedas, kada žiedas. Jis pasipiršo man kelionę ir prieš tą kelionę mes jau susikrovę daiktus, jau gulam porai valandų pamiegoti, nes paryčiais reikėjo būti oro uoste. Ir aš taip kaip juokelį sakau, aš žiedo nepamiršai įsidėti. Opa, papuoliau. Tai ir sakau, jau sakau, pasidėjau, viskas okei, žinai. Kai jau pasipiršo, man atrodo, gal 3 kelionės dieną, tada aš tik prisiminiau, kad ašgi prieš kelionę jam pasakiau, ar nepamiršai žiedą. Tai sako, žiauriai susimėčiau, nes galvojau, kad tu žinai. Išvažiavom į Angliją, nuvažiavom į Hario Poterio muziejų, ten studiją, žodžiu, tai vaikščiojom ekskursiją visą dieną. Buvo kaip ir mano svajonės išsipildymas, o kita dalis kelionės buvo Beno svajonės išsipildymas. Važiavom į koncertą, kur groja elektroninę muziką su orkestru. Ir vat tokia kaip ir bendra mūsų svajonė gavosi sužadėtuvės. Tai tiesiog atvažiavę į Brightoną, ten kur buvo koncertas, ėjom pasivaikščiot. Viskas įvyko gan greitai, neskausmingai ir labai fainai. Ant jūros kranto buvo labai rami jūra, panašiai kaip dabar mūsų upė tekanti. Ir tiesiog aš jai vienu momentu sakau, tai žiūrėk, davai, tu nusisuk, labai gražus kadras, bus porą fotkių padariau, šmaukšt ant kelio ir sakau, šiandien atsisuko ir matau, kad ką čia. Tai iš pradžių reikėjo net išlupti iš jos pasakymą taip, nes tiesiog žmogus nesuprato, kas čia dabar vyksta. Atsistojom pasifotografuoti ir aš apsisuku nuo jūros į Beną, kad jisai mane nufotografuotų, o jis klūpė su žieduku. Tai iš tikrųjų labai nustebino, nes man buvo pačiai žiauriai didelis siurprizas. Iš tikrųjų, labai dėkoju jam, kad išlaikė va tokį visišką siurprizą. Buvo labai jautru, gražu ir smagu. Dabar yra nuostabus žmogus šalia manęs ir labai tuom džiaugiuosi. Ir sakau, kas mane labiausiai žavi, tas tamsos šviesos dalykas. Nes visą laiką, kad ir ką mes padarytumėm, aš visada viską labai stengsiuosi realistiškai negatyviai, kaip tikras lietuvių žiūrėtojai, jinai viskas sakys, kad tik čia rožiniai akinukai, viskas važiuoja, viskas gerai. Manyčiau, kad skirtumai mus labiausiai riša, čia taip paradoksaliai gal skamba, bet mes esam ta pora, kur priešingybės traukia. Tai mes esam visiškai skirtingi žmonės, su visiškai skirtingais pomėgiais, visiškai skirtingais poreikiais santykiuose. Tas mus ir traukia tikriausiai, kad mes labai daug mokomės, aš labai daug mokausi iš Beno, kitaip reaguoti pasaulį ir jis lygiai taip pat gal truputį sujautrėjo, išmoko tokių empatiškesnių dalykų. Kažkaip atrodo, kad jau plius minus apsišlifavę esam. Labiausiai erzinantis galbūt dalykas būtų tas, kad čia turbūt reiktų sakyti, negi viskas tobulas, viskas gerai, bet nėra tobulų žmonių, ką mes iš karto apsibrėžiam santykiuose. Galbūt jos overthinkinimas ir kartais perdėtas jos natūralus, va čia reikia pabrėžti tą žodį natūralus jautrumas, ta prasme, nes būna kartais žmonės, kurie perdėtai dirbtinai būna per jautrus, o pas ją yra tas natūralus, toks perdėtas jautrumas. 100% mano jautrumas. Tai manau, kad jis tą patį ir pasakys. Ir mane kaip kietą žmogų tas kartais sušknasa, nes, atrodo, blemba, labai elementariuose situacijose, kur norėjau padaryti, nepadariau ir ten viskas, dabar jau panika iš esmės. Tai nepadarysi šiandien, padarysi rytoj. Mane gal truputį erzino jo tas visiškas toks tikslumas. Pasakai 5, tai reiškia būtinai 5:00 ten. Arba pasakai, kad šį šeštadienį galbūt ten norėtume. Taigi sakai, kad šeštadienį tikrai, žodžiu, toks labai, jis yra tas santykių laikrodukas, jis žino, kur, kada, ką padaryti. Tiesmukiškas žodžio žmogus, tai visokie buitiniai dalykai,
keiksmažodžiai, indų užmerkimai ir visokie tokie dalykai. Keiksmažodžiai. Vienareikšmiškai. Tai prasme, šitą, žinau, mes ne per seniausiai turėjom per kūčias, kūčių naktį. Turėjom gerą kivirčą, kur namuose ten vyko reikalų, kad jau net vaikas buvo pradėjęs krautis daiktus ir žiedai skraidė po namus. Ir tada vienu momentu tiesiog sėdėjau, rūkiau ir galvoju, blemba, bet tai ant kiek mes gerai gyvenam, jeigu mes čia taip kalamės dėl to, kad aš per daug keikiuosi. Nu, ta prasme, reiškia, šituose santykiuose viskas yra tvarkoje, jeigu mes tik dėl tokių šūdų galim parintis. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad vis dėlto radom tą viduriuką, kad nors ir kaip sunku buvo kai kuriais etapais, kad nenuleidom rankų, ramu tiesiog būti su juo. Tos pačios kelionės irgi anksti pradėjom važinėti ir po Lietuvą, ir į užsienį. Pamatėm, kad ir kelionėse gerai sekasi. Aš pirmą kartą jai tą myliu pasakiau, atsimenu, per savo 25 gimtadienį. Jinai pasakė biški vėliau, bet, ir kaip yra. Saulė išlindo, tai turbūt nemeluoju. O dėl palinkėjimo, tai stiprybės ir sėkmės, nes jos prireiks. Tiesa, per šitos 5 metus jau pajautė, kad jos prireiks, tai prireiks ir dar per likusius, kiek dievulis duos. Papasako, ką mes čia dabar darysim. Leliuški, ką mes čia darysim? Kas čia dabar bus? Linksminsim žmonės. Kadangi čia yra aušinės stiliaus patiekalas numatytas, tai aušinė kuruos patį procesą. Gerai, man tinka, patinka. Mūsų šefė, ką aš turiu daryti? Dabar turi perpėti batoną. Pusiau? Taip. Kelį. Ne. Taip. Taip? Ne taip. Taip. Va taip pjauk. Up, ir atversim. Ir šūdas gausis. Nu ne šūdas. Pjauk. Palauk, ramiai, atsipalaiduok. Mano mažas rankos. Benas labai norėjo važiuoti į Ibizą, kur turėjo groti Swedish House Mafia. Swedish House Mafia, taip. Bet nusprendėm vis dėlto, kad kelsim vestuves, tai norėjom perkelti tą ibizišką, tokį vasarišką vaibą čia į Lietuvą. Išsirinkom tą keistą tokią datą, balandžio 7. Tai bus 5 mūsų pirmo susitikimo metinės. Civilinė Tai va. metrikacija, eisim lygiai po 5 metų nuo tada, kai susimečinom Tinderyje. Kaip sakoma, nėra namų be dūmų. Kalbant apie dūmus namuose. Rūkoma. Gerai. Namai rūkomi. Kuris iš jūsų geriau laimi ginčus ir kodėl? Nu, man tai liūdna Palauk. pripažinti, bet manau, kad Benas. Gerai, nereikia slėpti. Nu, aš būsiu teisinga. Ačiū tau. Aš tiesiog labai principingas žmogus esu ir dėl to mes čia padarėm nesąmonę. Kodėl? Ne, viskas bus gerai. Geltonai pjaustė. Ne. Aš tiesiog nuleidžiu rankas. Ne, arba aš per tuos savo klausimus aušinė pati supranta, kad tiesiog jinai nėra teisi dažniausiai tas situacijas. Pasigūglina, ne? Ačiū. Arba aš tiesiog nusileidžiu tau, neįsivaizduoju. Ne? Nenusileidai tu. Koks durniausias, kvailiausias dalykas, dėl kurio ginčijate? 3, 2, 1. Kiaušinienė. Apie ką ten ginčijate? Žiūrėkit, Hebra, yra labai elementarus klausimas. Vat jūsų klausiu. Kiaušinienė. Išgirsti žodį kiaušinienė. Su kuom tai asocijuojasi? Ne, ta prasme, kaip paruoštas dalykas? Kiaušiniai, pienas, skrendam. Plaktas. Jo. Kiaušinienė yra kiaušinienė, ne omletas. Tai va čia ir buvo didžiausias ginčas. Man asmeniškai, ar plaktas, ar omletas, tai yra omletas. Jo, čia omletas. Kiaušinienė yra, kai tu pasipjaustai mėsytę, svoguniuką, pomidoriuką, įmeti, apsikepi ir ant viršaus užleidi kiaušą. Davedė iki tiek, kad mes darėm draugų pusryčius ir darėm skirtingus variantus ir draugai vertino, balsavo. Kodėl tu su šito pėliu? Duok čia. Nežinau, duok tą. Aš kažkodėl anksčiau labai kreipdavau dėmesį į horoskopų suderinamumą. Tu skaitydavai horoskopą? Ne, aš neskaitydavau, bet aš, Tinderį kai būni, žinai, mano visada vienas iš pirmųjų klausimų būdavo, koks tavo horoskopas? Ar vėžys sueina su tuo ir su tuo? Kaip ponė parašė, kad liūts, aš rašau liūto ir vėžio suderinamumas. Nu, ponas Googlas pasakė, kad stebėt nekeista, kad mes 5 metus dar ištime. Taip. Mes apskritai žmonės, kurie labai laužo standartus. Benas labai skaniai moka mėsos patiekalus ruošti.
Ir šiaip jis turi tą talentą, ko aš neturiu, tai išvirti košę iš kirvio. Iš šūdo išspaus sviestą. Taip. Šį procesą, kol dirbat, galit vandenį pradėti iš tikrųjų. Teisingai. Aš bijau, kad aš nemokėsiu, bet pabandom. Pabandom paskaityti Pradžiai instrukciją. pasikelti vandenį nuo Toj, žemės. toj. Palauk, čia mums trūksta šitą daiktą. Tada, čia rundeliuks yra, labai gerai. Vandenį va tam daiktą mes virsim. Šitas... Nu, inžinieriau. Čia dronas yra, tuoj kilsim. Taip, čia turbūt jisai yra skirtas atvėsinimui po visko šitas daiktas. Spėčiau, kad... Ir ne taip. Tu dalykas sakysi teisingai, neteisingai. Matai va šitas va. Nu. O kur jie įsidėti? Palauk, aš nematau, kas kitaip. Va. Super. Čia bus ale itališkas sumuštinis. On the spot kažkoks. Tai yra itališkas ale baubai sumuštinis su daug mėsos įdaru. Kaip įprasta mūsų namuose, nes pusryčiai be mėsos yra ne pusryčiai. Čia reprezentuoja mūsų mėsos suvartojimo poreikius mūsų namuose. Ir taip pat pusryčiai be kavos yra ne pusryčiai, tai yra paruošta ir kavytės. O štai čia valgo Benas savo mėgstamiausią maistą – mėsą. O fetas pas tave papuolio? Mocarelos? Mocarela. Taip. Skaniai gavus. Nežinau, visi rytai, kai Benas būna išsimiegojęs, būna labai linksmi ir faini. Nu, reikia pataikyti ant to išsimiegoto ryto, nes ne visi tokie būna. Tai, nežinau, mėgstamiausias mano dalykas tikriausiai yra geri mūsų rytai. Lemba, kokie čia pratingi žmonės. Ja, dėja, bet darbo darbe nepalieku. Darbas pareina su manim, parsineša savo pusbrolius kitus ir pusseseres. Darbus ir kultūras ir labai džiaugiuosi, kad Aušrinė sugeba su tuom susitaikyti. Nežinau, dabar man kaip tik labai patinka, kad mes neturim tokių Neturim grafiko. Jo. Va, mūsų ritualas. Vienas veda šunį, kitas daro pusryčių. Ir neduok dieve, jeigu aš vedu šunį, jinai dar būna net nepradėjus pusryčių daryti. Tada Vilniau laikykis jau. Dažniausiai. Labai skanu. Wow. Gerai sugalvoju. Iš pradžių sakei, kad nesąmonė daug bulkos. Jos yra per daug, bet vidus kompensuoja. Mėsos kiekis. Galėjau dar dėti. Pirštukas, svarbiausia pirštukas. Kaip keista iš ledinio puodelio gert karštą arbatą. Šilta. Būtinai berniukas, būtinai mergaitė, o kas trečias bus nesvarbu. Hermafroditas. Hermis. Maždaug trečias neapsisprendė. Myžmantą svarstėm Myžmantą. Bet aš nebeatsimenu nei vieno. Neatsimeni, taigi tavo koks yra slapyvardis? A, jo. Tu man piršai, o Taip. aš norėjau kito vardo. Ne, aš esu žuvies. Jisai žuvies galva, čia... Ta prasme, čia viskas gerai. Nu, aš nežinau, gal mes nenorim, bus siurprizas visiems. Pagalvosim dar. Turėjo būti ant Beno gimtadienio, turėjo būti, tu gali papasakoti istoriją, Benai. Lauk, aš labai nesaugiai jaučiuosi. Tai kai vilės. Tai les, tai les ant manęs. Ne, va, inčys tai virš mūsų. Pas mus yra taip, kad aš, mano močiutė, amžinatilsį ir mano mama esame visi trys tą pačią dieną. Aš per savo 18 gimtadienį prisižadėjau 4 kartą. Nu tai vat, laikykis brangioji, bus ta 4 kartą. O gal bus man ir seneliui dar Tai su antru priedas? vaiku bus, žinoma. Nes aš ir senelis esam gimę tą pačią dieną. Tai su antru vaiku visada. Mes išsidėliosim, Paskaičiuosim, ane? Tai. Ir viskas mums pavyks. Jeigu pavyko šitas 5 metus šitam, tai pavyks ir vaiką teisingai pataikyti. Jo, dabar, kol važiavam dėl medaus mėnesio, tai beveik sutarėm, kad greičiausiai imsim paskutinės minutės kelionę.
Tiesiog. Vėl šausim Vėl spontaniškai. spontaniškai darysim dalykus. O dėl svajonių kelionės, tai nežinau, dabar tikriausiai tai pakartot Maltą be pykčio. Ir be sulaužyto tualeto klozeto. Aš ruošiuosi eiti parūkyti prieš miegą. Jinai persirenginėja ir neleidžia man nufilmuoti. Štai, va. Čia matytas princesė nusirenginėjo. Nekandžiok manęs. Tai rytoj senukus, ne? Dabar kol aš šūkiau, girdžiu balkonę, kad vyksta kažkokie tai destrukcijos darbai namuose. Ateina atgal į kambarį. Žiūriu, princesė apsiverkus visą. Sakau, kas yra. Sako, bandau nuimti dangtį ir negaliu nuimti ir nežinau, ar bus tokių daugiau ar ne. Hebrytė, o tai kaip jūs gyvenat? Papasakokit, kokie jūsų nuotykiai. Mes labiau gal atvažiuodavom čia, pasiparkuodavom, bet Jo, jau mes- kaip aš pamenu, Kažkaip ta vieta, kur atsiverdavo galbūt tas Čakros. toks, net ne tai, kad čakras, bet tas toks, žinai, kur be tabų. Visus kartus, kiek važiavom, tai visi būdavo vienaip ar kitaip kažkaip. apie tai, tikslus, apie šeimą jo, kalbėdavom. Jau tie tokie tikslingesni. Aš asmeniškai gyvenimą tai vadovaujausi tuo, kad jeigu myli, paleisk, jeigu tave myli, sugrįž. Tai prisidirbtum, paleisčiau, norėtum, grįžtum. Greičiausiai nieko nepaeitų, bet bent jau būtumėm pabandę. Blogiausia idėja, kokią esu palaikiusi. Nu, Blemba, dabar sunku atsiminti. Aš apie vestuvę žinau vieną dalyką, bet kai mes žiūrėsim šitą video, dar nežinosim to dalyko. Man kažkaip ta Silent Disco idėja buvo keista. man kažkaip gimė idėja, kad visai geras būtų bairis daryti vakarėlį Silent Disco principu. Ir aš Aušrinei vos tik išėjus iš to renginio apie tai pasakiau. Buvau išvadintas durnium ir kad čia yra nesąmonė. Ir tada pasirodo, sirgdamas COVID-u, aš ją tįsiausi iki Rygos. Grigiškių dydžio miestelyje, mokyklos vidiniam kiemelį, ta prasme, per lietų. Jau ten buvo kur Aušrinės, ne. Bet paskui finale vos tik pabandėm iš karto, pamačiau vaikui, kaip akis užsidegė ir viskas, važiuojam. Aš dažniausiai stengiuosi tai padaryti, kad tau vis tiek būtų malonu. Ten kažkur ar važiuot, kaip ir nelabai noriu, bet vis tiek išvažiuoju ir paskui viskas gaunas labai gerai. Jo, tas apie autizmo serialas žiauriai geras ir ten mes vienas kito labai daug atradom. Jo, ten Tas buvo. serialas apie autistą berniuką, kurį mokė suprasti jausmus, aš tai, jeigu taip. Vis pamildavo kažką ir būdavo tokių, kur save patį net prigauni, kad, tipo, yra kažko turime tame. Štai nežinau, sakyčiau, gal Prison Break yra dar irgi iš tos serijos, kur visi draugai, bet vis tiek yra pasiruošę viens kitam suvaryti peilį į nugarą, bet vis tiek finale visi pabėga iš to paties kalėjimo kartu. Tai čia toks irgi, kur esam pasiryžę pasišpilkuoti visada, bet finaliai išeinamės iš to ir smagiai, ne tai, kad smagiai, bet, ta prasme, būdami savimi ir kartu užbaigėm dieną. Turbūt, kas yra faina mūsų santykiuose, kad mes per tą greitą pradžios užforsavimą labai daug niuansų išsiaiškinom. Supratom, kad mums sugroja tam tikri dalykai, kur kitiem galimai galėtų ir nesugroti. Dėl to mes gan brandžiai į tai ir einam. Aš tik manau, kad esu labai susivėlęs, ne? Nesimato nieko. Ne, aš va taip darysiu. Va taip. Ir jūs užsipsit. Baik! Ir jūs užsipsit mane vanduoti. Ir va. Tai va, nežinau, pakalbėjom daug apie tas vestuvės ir apie visą laikotarpį tą iki vestuvių, tai... Labas, mama. Nu? Ir apie tas ausinės jau kad ir užsiminėm, tai norim padėkoti jums, kad esat su mumis ne tik vestuvių dieną, bet apskritai, kad esat su mumis nelengva, mums patiems su mumis nelengva. Tai ačiū Jums, kad esat, būnat, palaikot, padrasinat ir, žodžiu, tikimės, kad žengsit Jūs kartu su Baubų šeima dar tolyn į ateitį. Sėkmės Jums. O šiaip tai, kalbant apie tai, einamojo metu yra vasario 8, be 10:05 vakaras. Man Jurga kažką parašė, palaukit.
tuoj. Jo, Jurga, galit pasinaudoti, ta prasme, skanaus. O šiaip tai aš neįsivaizduoju, koks yra dabar mūsų vakarėlio statusas, bet šiandien yra ta diena, kai yra taip pat šviesu, kaip yra va šiandien vasario 8 dieną, kai pradėjom rytą gana darganotai, įtariu taip pat pradėsim ir šią dieną, tai yra balandžio 7, tiksliau pradėjom, bet užbaigsim labai šviesiai, taip kaip mes užbaiginėjom dabar va šitą filmavimą. Ir tikimės, kad visas šitas balius, festivalis pasiliks ilgam jumise. Sėkmės komentuojant. Rupūžės. Kodėl? Tau tiek blogai su manim? Iš meilės. Ne, vaikam tai galim palinkėti, kad būkite tokie faini, kokie esame mes, nes kuo toliau, tuo labiau matosi, kad blemba žmonija ir ypač lietuviai eina šiknon. Nu būkit jūs, normalūs žmonės, rūpinkitės kitais, galvokit apie kitus. O čia ne tik šiaip ateities savo vaikams, čia visiems tas pats palinkėjimas. Visiems vaikams, visiems žmonėms, nu nepamirškit jų savęs, tai prasme, savęs, nepamirškit kitų aplink savęs esančių. Nes kaip ne kaip, net nepamirždami savęs, mes turim atsiminti, kad mes esam ne vieni savo kelionėse. Ir net ir tokie vat kartais užknisantys žmonės, kurie užknisa iš meilės, jie vis tiek užknisa dėl to, nes jie tave myli ir jie tave palaiko. Tai vat, svarbiausia šitą nepamirškit. Ir man dabar reikėjo, kaip Antanui iš kiemai, turėti cigaretį ir taip pat rūkyt. Ir pūst dūmą. Aš taip apie nieką tai nemoku kalbėti. Fainas, storas, bičias. Fainas, storas, bičias. Fainas, storas, bičias. Fainas, storas, bičias. Trumpas interviu. Mama pamatytų, man galvą nusukt. O jinai pamatys.